Sveiki, noriu pasidalinti, kaip galima pigiai ir išsamei išsitirti sveikatą. Ir šitas mano pasidalinimas bus įdomus tam žmogui, kuris nenori stovėti eilėse, laukti kažkiek mėnesių arba, nežinia, savaičių ir mokėti didelius pinigus pas mus. Ir kaip galima suderinti išvyką, pamatant pasaulio, pasivalant organizmą iš giliai ir tuo pačiu pasitiriant. Kasmet, kada vykstu į Pančakarmos kelionę, vis sužinau kažką naujo. Ir savo taikau ir siūlau tą daryti kitiems, savo bendrakeleiviams. Tai štai pernai mes sužinojome, kad yra tokia didžiausia Keralai, tai yra pietų Indijoje, ligoninė 8 aukštų, kurioje galima išsitirti labai sveikatą įvairiai. Na ir čia yra toks leidinukas, kuriame surašyti visi pasiūlymai, mes pasirinkome širdies tyrimą ir nepatikėsit už kokią kainą. Už 50 eurų dviems. Buvo pirminis variantas už 50 eurų vienam žmogui, bet aš nepamenu, ar tai buvo širdies savaitė, ar tai širdies mėnuo, kada pusę kainos tas buvo tyrimas. Ir tiesiog, kodėl man tai buvo aktualu? Todėl, kad niekada aš nežinau, kada širdies echoskopijos niekada nedaryta buvo permušimai man ir aš neprisiruošiau nueiti į polikliniką. Vėliau aš supratau, kad nepaisant normalių mineralų, tai yra kalio ir magnio tyrimų, vis tik tai man jų trūko. Ir kai aš atkūriau jų balansą, man neišnyko permušimai. Bet vis tiek norėjosi kažkada kažką sužinoti apie save, o gal. Taigi, tai kas įėjo į tuos tyrimus? Pirmiausia, tai kraujo tyrimas, nevalgius. Tai buvo ištirti pilnas kraujo tyrimas, bendras, tada diabeto kontrolė, CRB, tai yra glikuotą hemoglobiną ištiriant, ten cukrų ir toliau inkstų tyrimai, kur kreatininas ir taip ir visi kiti, šlapimo rūgštis, toliau lipidograma, cholesterolio išsamus tyrimas, kepenų fermentai, skydliaukės 4 fermentai ir dar išlapimo tyrimas. Ir tada mus nuvedė pavalgyti, atliko krūtinės ląstos rentgenogramą ir pakartojome nekurios kraujo tyrimus, kaip reaguoja, tarkime, į pavalgymą gliukozę ir taip toliau. Na ir toliau nuvedė į širdies skyrių, beje, mums buvo priskirta palydovė mergina, kuri vedžiojo iš kabineto į kabinetą ir nereikėjo mums ten klaidžioti, klausinėti. Taigi, nuvedė mus į širdies tyrimo skyrių, kur atlikta ilga elektrokardiograma, kur buvo atlikta echoskopija su dopleriu, tai reiškia garsinė išmetimo frakcija įvertinta ir mums davė širdies krūvio mėginį. Tuomet mes gavome dietologo konsultaciją, gydytojo, paskui dar šeimos gydytojo konsultaciją aptariant tyrimus ir galiausiai gavome kardiologo konsultaciją. Tiesa, beje, praleidau dar, kad mums atliko pilną pilvo organų ir genitalijų echoskopiją ir kad gavom antrą kartą pavalgyti pietus. Ir visa tai žmogui 25 eurus. Tai netgi už 50 eurų, jeigu tai būtų atlikta, tai nepalyginama. Aš pasižiūrėjau, kokios Lietuvoje kainos preliminarios. Tai širdies echoskopija privačiose klinikose, žinoma, mes tą galim padaryti nemokamai irgi. Daugelis iš mūsų tik per tam tikrą laiką, gaištant jį vaikščiant kažkur, bet širdies echoskopija 25, pasižiūrėjau, atsiprašau, EKG, elektrokardiograma 25, širdies echoskopija su dopleriu 85, krūvio mėginys, fizinio krūvio mėginys 85, gydytojo kardiologo privačioje klinikoje konsultacija 95, gali būti kitokios kainos. Aš taip suskaičiavau, kad viso kokio 290 eurų gali būti, vėlgi tai apytikslė kaina. Pilvo echoskopiją radau atliekant už 50 eurų. Aš neįskaičiavau dar kitų gydytojų, 2 konsultacijos ir maistas
mūsų klinikoje, Pančakarmos klinikoje maistas daug skanesnis man. Ten yra labiau indiškas, bet tai vis tiek buvo tyrimų. Tai vat šūsnis tyrimų visokiausių pilvo organų echoskopija su nuotraukomis, krūvio mėginys, ilgai daug prirašyta širdies veiklos, elektrokardiograma ir Dopleris, išmetimo frakcijos ir taip toliau. Ir antras tyrimas. Tai mes vis tiek gyvenam tais laikais, kada vėžio diagnozę žmonės sužino aplink labai netikėtai ir neretai geros savijautos fone. Ir tai yra diagnozė, kuri vis tik tai sukrečia. Vėlgi, pasitirti, nežinau, buvo tokių norų, bet pamiršau, prie dar toj programai, kurią aš minėjau dabar širdies, dar priklausė dantų patikra ir audiometrija. Tai reiškia klausos patikra, bet mes šitų dviejų tyrimų atsisakėm, jau lab, kad pas savo odontologus buvom prieš kelionę, o procedūros laukia mūsų klinikoje, tengi kaip darbo diena, ten labai daug jų visokių mums buvo priskirta, tai skubėjome grįžti. O mes dar išsityrėme, atlikome viso tyrimo, viso organizmo, tokį privačioj rengenografijos klinikoje. Tokį PET-CT vadinasi, tai jis skanuoja visą kūną ir jis atliekamas dar įvedus radioaktyvią gliukozę į organizmą, suleidžiant. Koks tikslas yra? Šitas tyrimas įvertino, aš žinau, viso kūno, apart plaukų nagų turbūt, bet nuo pat smegenų būklės ir leidosi žemyn. Ar nėra neurodegeneracinių pokyčių, tai reiškia, ar nėra kokių aneurizmų, ar nėra kokių darinių ir tiesiog akys, leidžiantis veidas, kaklas, visi limfmazgiai, visi krūtinės organai, pilvo organai, dubens organai, sąnariai, kaulai, informacija galinga. Ir kitas, kaip sakiau, dar priedas buvo, suleidus radioaktyvią gliukozę. Koks tikslas šito tyrimo yra? Suleisti gliukozę reiškia pamatyti švytinčius audinius. Ir vėlgi, kodėl? Jeigu organizme yra onkologinių navikinių ląstelių sankaupa, jos kaupia gliukozę. Gliukozė yra maistas joms. Jos šito gliukozės dėka jos vysto savo kraujagyslių tinklą ir tokiu būdu apvagia mūsų organizmą, pasiima maistines medžiagas ir labai spėriai vystosi dėl to. Taigi įvedus gliukozę matosi, kaip minėjau, jeigu yra navikinės ląstelės, labai gerai matosi, kur yra jų dariniai ir ar yra išplitęs, tarkim, jeigu yra vėžys, ar yra išplitęs, viskas matosi metastazės. Ačiū Dievui, mums iš visų pasityrusių niekam nerado. Tai ramiai savo grįžome. Vėlgi, kokia šito tyrimo kaina, aš bijau klysti, bet man atrodo apie 100 000 gali kainuoti. Jeigu tai yra onkologiniai ligoniai, jiems daromi kai kada nemokami šitie tyrimai. Bet profilaktiškai, jeigu apie 100 000, o mes sumokėjom vienas žmogus čia ir davėgi CD, dar įrašyta visą tą tyrimą, tai 225 mes sumokėjome žmogui. Manau, kad superinė kaina. Taigi, šiais metais skrisime rugsėjo mėnesį, vėl tirsimės, gal kažką naują sugalvosim. Žinau, kad mūsų kai kurie bendražygiai, tie, kurie skrido į Indiją valytis organizmą, atliko burnos higieną sakė, kad už 20, atrodo, 25 eurus privačioje klinikoje, visai netoli mūsų Pančakarmos klinikos. Ir kokybę tai vertino kaip labai gerą, nes jie turi ko suprasti, jie gyvena pasiturinčiai ir renkasi neprastos kokybės paslaugas. Taigi, mylėjai, jeigu buvo aktualu, ką aš dabar kalbėjau, tai kviečiu jungtis į mūsų Pančakarmos grupę. Mes išskrendam rugsėjo 12 dieną iš Lietuvos ir grįšime spalio 3-4 dieną. Ir galima skristi 3 savaitėm, 2 savaitėm. Informacija mano Facebook'e yra.
Tai džiugu, kad mums pakeliui. Džiugu, kad domitės sveikata. Saulytė širdį.